Sveiki, mėly Ekstra FM klausytojai. Eterėje laida Pilietinis atsparumas, su jumis kadetas Tajus Rinkevičius ir šiandien mūsų laidos svečias, streameris, elektroninio turinio kūrėjas Tomas Špiliauskas. Sveiki. Sveiki. Papasakokite apie save, savo darbą ir hobį. Šiuo metu mano darbas yra kurti turinį, kuriu reakcijų turinį, analitinį, politinį turinį. Tarp hobių visą laiką buvo ir dabar išliko kompiuteriniai žaidimai. Vis dar pažaidžiu. Kodėl pasirinkote veiklą šioje srityje? Taip gavas natūraliai. Visą laiką domino, netgi kai žaidžiau žaidimus profesionaliai, anksčiau jaunystėje domino, kaip veikia dalykai, toks gilinimas į sistemas, visą laiką smalsus buvau. Tai natūraliai, kai paaugau, daugiau temų pradėjau domėtis, o pradėjau domėtis ir politiką tada, ir natūraliai taip pat pradėjau šitokį turinį kurti. Kokios savybės reikalingos jūsų veikloje? Smalsumas, žingeidumas, kritinis mąstymas, manau, tokie svarbiausi, kur leis tau domėtis ir skaityti įvairiausiom temom, ten, kad ir internete valandas. Papasakokite mums, kaip atrodo jūsų tipinė darbo diena. Atsikeliu, editinu video, kas turbūt labiausiai nepatinkanti dalis viso šito. Ir tada visą dieną skaitau ir domiuos kažkom. Tai būna arba video žiūriu, ar ten kalbinu kažką kartais, bet toks pasiruošimas vakarui. Tada vakare keletą valandų pastreaminu ir tą patį darom iš naujo. Kas jums padeda sėkmingai veikti iš? Tas pats smalsumas iš dalies padeda, bet šiaip žinių įgavimas. Tiesiog tavęs niekad negali nustebinti, ar tu niekad neatsidursi aklavietėje, jeigu iš tikrųjų būsi pasidomėjęs, padaręs namų darbus. Tai jeigu ruošiuos ten diskusijai su žmogum, kuris tam tikrą poziciją atstovaus, aš realiai išsiaiškinsiu, kokia ta jo pozicija yra, kokie argumentai naudojami, tada kokius atsakus paruošti. Kad tos atsakus gerus turėti, tada skaitysiu su visais šaltiniais, užsirašinėsiu, kad tikrai būtų informuota pozicija ir kad taip išspręsti tą. Tai tiesiog žinių įgavimas išsprendžia žinių trūkumą toks. Dabar apie pilietinį atsparumą. Ką jums reiškia pilietinis atsparumas? Mano srity tai būtent atsparumas dezinformacijai, misinformacijai, propagandai, kur dabar yra apstu internete ypač. Ir tarp žmonių visi turi savo nuomonės, kur gal nežino net kada ir kaip jie susiformavo. Tai mano bent jau toks, ką man tai reiškia, tai toks atsparumas, propaganda ir misinformacija ir panašiai. Kokie sektini pilietinio atsparumo pavyzdžiai mūsų visuomenėje? Manau, yra daug žmonių, ten visi, kurie iš tikrųjų siekia teisybės ar žinoti tam tikrus dalykus, ten, man atrodo, yra akademikai įvairūs, kur tyria tam tikrą dalyką, kad išaiškintų, kaip veikia, žurnalistai, kurie ištyria ten ar korupcinę kokią kad ir bylą, ar kokią neteisingumo, ar bet kokią realiai bylą, kurie gilinasi į teisybę ir jiems tai yra svarbu. Visuomenininkų yra pas mus pavyzdžių, tiesa yra svarbu, Malinauskas iš karto į mintis šovė. Jeigu labai jau specifiškai apie propagandą, dezinformaciją, manyčiau Ramanauskas labai neblogai ir visiems žinomas ir labai neblogai su to tvarkos. Netaip senai žiūrėjau, kaip jis ėjo per socialinės medijas ir žiūrėjo ten ar profiliai tikri ar netikri ir toks, sakyčiau, sektinas pavyzdys, bet jau kaip būti atspariam prieš visokias tokias melagienas ir misinformaciją. Kaip jūsų veikla galima prisidėti prie pilietiškumo ugdymo visuomenėje? Ugdant kritinį mąstymą tarp žmonių, manau. Visų pirma, susipažinimas iš vis, ko reiktų vengti arba kaip reiktų skaityti tos pačius straipsnius, kaip atsirinkti tas toks medijų raštingumas toks, kad kai susiduri su informacija, kurią pirmą kartą matai, kokį tu iš tikrųjų susidarai įspūdį. Ar tai palieka tau poziciją kažkaip suformuoja, ar tu tada kaip žmogus, kaip skaitytojas ar žiūrovas gali vertinti, ar čia teisybė buvo sakoma, ar pas tavai kyla tas klausimas iš vis. Tai toks kritinis mąstymas, medijų raštingumas iš tos pusės, sakyčiau. Ir turbūt tiesiog žinios, kad tai nebūtų pirmą kartą, kad susidūrė su propaganda, pavyzdžiui, kokia nors. Kad tu jau žinai maždaug ko tikėtis, kad toks, jeigu tikėsies, tavęs nenustebins. Tai. Ar teko savo veikloje susidurti su grėsmėmis mūsų visuomenėje?
manau, teko, jeigu aš naudoju tą apibrėžimą, ta grėsmė visuomeniai, tai ta dezinformacija ir propaganda, tai vos ne kasdien. Realiai dabar dalyvaujant bet kur internete, iš visų pusių to yra. Tu pamatysi ir šališkumo informacijos šaltiniuose ir visokių emocinių žinučių, kurias mėgina transliuoti. Jaunesni žmonės, kurie pagrindė, ne tik jaunesni, bet naudoja ten TikTokus ir Instagramus, pavyzdžiui, ten labai paplitę dabar visokiausių šalių propagandiniai tinklai, kurie skatina tam tikrą specifinę žinutę. Ir su to susiduriu realiai kasdieną, nes kasdieną ateina žmonės, kurie prisiklausė ir prisižiūrėję tų dalykų, susiformavę savo pasaulėžiūrą, ateina ir prieštarauja ar ginčias. Tai su to tokių iššūkių susiduriu, kad žmonės narplioti reikia, iš kur žmonės tais dalykais tiki ir jo, tokios situacijos. Kaip tas grėsmės elektroninėje erdvėje galima identifikuoti? Sudėtinga, bet turbūt čia vėlgi gal grįšiu prie to medijų raštingumo atsakymo. Šališkumą lengva pastebėti. Turbūt lengviausia, jeigu kažką pastebėti, šališkumą. Kaip pavyzdžiui, skaitant, kad ir naujieną, atsidarai informacinį kokį žurnalą ar tarkim naujienų kažkokią agentūrą ir skaitai naujieną ir tu pastebi žodelius, kurie skirti ne informuoti, o sukurti tam tikrą emocinį atsaką. Čia pavyzdį sugalvot, pavyzdžiui, buvo pandemija Lietuvoje, ne? Ir tą pačią naujieną buvo Lietuvoje 11 užkrėstų atvejų užfiksuota. Ir tą pačią naujieną galima pateikti labai skirtingai. Ir žmogus dažnai to nepastebi. Pavyzdžiui, pasakyčiau, Lietuvoje dar tik 11 užkrėstų atvejų. Kitu atveju Lietuvoje jau net 11 užkrėstų atvejų. O trečiu Lietuvoje 11 užkrėstų atvejų. Kol aš duodu tą pačią informaciją, labai specifiškai pateikiu, kad vienu atveju sumenkinu, kad tai nieko baisaus 11, kitu atveju kaip tik pasakau, kad jau net tokie ištiktukai, emocijas iškelinti žodžiai, o kitu atveju aš tiesiog informuoju faktą. Ir tas toks šališkumas yra didžiausia problema, kurio žmonės net pažįsta ir taip galbūt gauna kaip ir teisingą informaciją, bet ne visai teisingas ar subalansuotas toks pasaulėžiūra formuojama. Tai įvardinčiau tą turbūt. O dabar apie pilietinio atsparumo skatinimą tarp jaunimo. Kaip manote, ar mokykla yra pagrindas ugdant mūsų visuomenės pilietinį atsparumą? Aš manau, kad edukacija ir mokykla yra pagrindas praktiškai viskam gyvenime. Kiekvieną problemą, kiekvieną gal blogą mintį, kurią išgirstu, mąstant, kaip tai išspręsti, atsakymas visą laiką vienas – edukacija. Reikia edukuoti žmonės, o kur tą geriausiai pradėti daryti mokyklose ir gaila tik, kad gal kartais per mažai dėmesio tam skiriam arba nesusitariam, kaip būtent teisingai tą padaryti, bet visiškai pritariu, kad mokykla vienas svarbiausių dalykų ir vaikus reikia mokyti kritinio mąstymo, manau, svarbiausias dalykas. Reikia nenuslopinti niekaip jų smalsumo natūralaus. Dažniausiai vaikai būna smalsus ir klausinėja visais įmanomais klausimais, o kaip čia veikia ir kodėl. Reikia kiek tik įmanoma suteikti jiems žinių ir patenkinti tą žingeidumą ir toliau jį vystyti, ugdyti. Tai pritariu. Jūsų nuomonė, kaip galima skatinti pilietinį atsparumą tarp jaunimo? Mes nesakėm tą klausimą, realiai dežavų toks net. Kritinis mąstymas, aš sakyčiau kritinis mąstymas. Nuo pat vaikystės mums kyla įvairiausių klausimų. Ten kokios formos žemė, apvali, o kodėl? Ir dažniausiai žmonės net pasimeta, tada gal ras atsakymą ten, čia gravitacinės jėgos, traukia masę vieną kitą ir tokia natūrali forma. Tada užduoda vaikai klausimą, kodėl, ir tada jau žmonės nebežino tikrai, kaip pradėti net atsakyti. Tai, sakyčiau, kritinis mąstymas, informacijos ieškojimas, kaip kažką sužinoti, kur žinių ieškoti, tokie svarbus dalykai. Ir jie tada sukuria žmogų, kuris yra smalsus, kurio tu lengvai neapgausi. Ir lengvai neapgaunamas žmogus yra labai geras pamatas atspariai visuomeniai. Kaip motyvuojate savo sekėjus įsitraukti į pilietiškumo veiklą?
Raginu mąstyti, iš esmės, visą laiką raginu skeptiškai žiūrėti informaciją, kaip pasitikrinti. Pamatau pavyzdžius, kur dezinformuoja kažkas, tada ir parodau pavyzdžius, kur informacija yra ir koks kontrastas yra. Toks lavinimas per praktiką gal labiau. Klausytis, kokius argumentus vartoja žmonės, kurie gal nori suklaidinti arba bent jau savo tikslams taip pateikti, pasukti šiek tiek faktus. Tiesiog per praktiką kalbu su žiūrovais, jeigu jiems kyla kažkokių klausimų, aš tada juos kviečiu, padiskutuojam balsu ir išsiaiškinam, kaip mes priėjom išvadų ir kur klaidos gal kokios padarytos buvo. Toks aktyviai įsitraukimas, dalyvavimas tam toj diskusijai tiesiog. Į pabaigą dabar. Kokią muziką mėgstate klausytis? Pagal nuotaiką, toks paprastas atsakymas. Kartais labai ramia, kartais labai trankia. Jeigu reiktų vieną žanrą išskirti, mano asmenybė paskutinius porą metų apibūdina tas sulėtintas žanras, kur visos dainos, jos sulėtintos nuo originalios versijos būna. Tai slowed YouTube'e galima rasti praškai visų dainų tos variantus, tai aš labai mėgstu tokias visokias. Kokiame paskutinėme filme esate buvęs? Gal nebuvęs, pasakysiu, bet kurį paskutinį žiūrėjau, tai Don't Look Up, nežiūrėk į viršų, toks filmas buvo. Iš tikrųjų labai netgi susijęs gal su tema, su kuria mes čia taip ir šnekėjom visą šitą. Tokia alegorija į nepasitikėjimą ir nežinojimą, ir ten gal šiek tiek papasakosiu. Mokslininkai nustato, kad kometa skrenda į Žemę ir beveik garantuotai labai tiksliai bus trenktas į Žemę ir praktiškai Žemė neišgyvena. Ir kaip visuomenė tai reaguoja. Pusė visuomenės iš karto tiesiog netiki tuo. Net kai įrodymai yra, tiesiog pasižiūri į dangų ir matai kometą parskrendančią. Ir kažkodėl pusė visuomenės tiesiog netiki ir priešinas tam. Ir tas įdomus klausimas, kodėl taip vyksta. Ir čia tema, kurią šnekėjom kaip tik šiandien, nes yra daug žmonių, kurie neturi tų įrankių, kaip reikia žinoti. Kad nepasitikė nei savo akim, o geriau pasitikė žmogum, kuris kažką per internetą jiems pasakys tiesiog. Tada aišku, kyla klausimas, ar savo akimis laiką galima pasitikėti, nes tada, aš matau, pakeliu akis ir matau kometą, bet ten gali būti holograma. Ir tu taip prieini prie tokios gan svarbios temos, jau filosofinės vos ne, kas yra žinojimas, epistemologija, kaip žinoti. Ir man tas filmas labai patiko, tai yra komedija, bet buvo keletas tokių sunkių akimirkų tam filme gražiai parodytų, kur sukėlė daug tokių minčių ir mąstau gan daug apie tą filmą dar iki dabar, visiems rekomenduoju. Kokį kompiuterinį žaidimą žaidžiate šiuo metu ir kodėl? Pradėsiu nuo kodėl iš karto, tai nes neturėjau nieko kitko, ką žaisti ir buvau taip galvoju, kai grįšiu prie šito, o kurį žaidžiu, tai Path of Exile, RPG žanro žaidimas, kur jau daug metų vis įsirašau, ištrinu, pažaidžiu, jis toks ciklinis, kur lygą išleidžia, pažaidži, laukia kitos lygos. Visą laiką patiko RPG žanras, toks vienas seniausių ir įspūdingiausių man pasirodė. Ką patartumėte mums, jei jums būtų 16 metų ir kaip pasirinkti savo gyvenimo kelią? Man atrodo, tu esi tam vienas geresnių pavyzdžių iš tikro, kad gan anksti amžiui, tai jau maždaug žinai, ko nori būti ir sieki to tikslo ir eini tą kryptim. Turbūt toks ieškokit, kol rasite tai, kas jums patinka ir nebijokit to griebti. Jums gali sakyti daug dalykų, kad mokykitės tą, pelninga bus, mokykitės tą, ten perspektyvos geros. Problema ta, kad mažai kas žino, kas bus po 10 metų, kai žmogus ten baigs mokyklą ar universitetą ir ten ar kokia bus situacija, ar tos veiklos žmonių dar reikės tiek daug. Bet jeigu žmogus turi savo tokį ar pašaukimą, ar sritį, kuri jam patinka ir tą randa gan anksti, tai aš visą laiką siūlyčiau siekit to, žiūrėkit, gilinkitės. Net jeigu gyvenime paskui ne visai to užsimsit, žinios įgautos ir ta kryptis, visi tie žmonės randa, ką veikti gyvenime ir kaip būti naudingu visuomenėje ir galų gale jo įgyvendinti savo kažkokią svajonę. Tai aš sakyčiau, rasti temą, kurią domitės ir siekti, domėtis, lavinti tas žinias ir viskas bus gerai. Dėkojame Tomui Špeliauskui už pokalbį, su jumis buvo laida Pilietinis atsparumas.
Ir aš, kadetas Tajus Rinkevičius, ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų.